Labai sveikinu atvykus ir Orchidėja naujos klinikos atidarymą. Šiais metais Orchidėja mini savo 20 metų jubiliejų. Ir va ši nauja klinika, būtent šiais jubiliejiniais metais, pradės skaičiuoti savo gyvenimo metus. Tuo labai džiaugiamės, iš tiesų labai didžiuojamės, kad galime pasiūlyti pačius moderniausius diagnostinius tyrimus. Galime rūpintis naudojant pačias naujausias ir pažangiausias technologijas, bet iš tiesų visų svarbiausia mums yra pats žmogus, rūpestis, jo sveikata. Tai noriu visų pirma labai padėkoti visai Orchidėjos komandai už kasdienį darbą, didžiulį atsidavimą ir būtent rūpestį kiekvienu be išimties. Nu, kas greičiau. Dar daugiau medicininių paslaugų, dar daugiau gydytojų, nes šitoje klinikoje dirbs 60 specialistų. Tai ne visos paslaugos yra mokamos, dalis paslaugų yra nemokamų. Tai jeigu mūsų ligoninė ar poliklinika negali ekstra greitai pateikti tos paslaugos ir yra didelė eilė, tai mes galime kaip pacientai judėti per visą Lietuvą, kas turi tą paslaugą ar už ką apmoka ligonių kasos. Tai aš manau, kad netoli reikės ar iš poliklinikos, ar iš ligoninės, visas mieste šalia galės pacientai judėti ir jie gauti čia paslaugas. Jau ir dabar yra tiek poliklinika, tiek ligoninė, man kalbantis, jau jie dabar bendradarbiauja dėl echoskopijų, dėl magneto, dėl aprašymo, dėl radiologų. Yra daugybė, kur bendraujam, o čia, jeigu kažkam labai norėsis greitai ir ekstra, tai aš manau, kad mes turėsime galimybę čia pacientai galės gauti tam tikras paslaugas, kurių reikia. Mere, savo akimis pamatėte naujas patalpas, į kurias investuota net 6 milijonai eurų. Kokios jūsų reakcijos? Tai žinote, kai 20 kelis metus pastatas stovi pleistas, kai pradeda lankytis neaiškios kilmės žmonės pastato viduje ir kai pastatas pasikeičia, kai atsiranda gyvybė, atsiranda vakare apšvietimas gražus, atsiranda aikštelės, atsiranda paslaugos ir 60 darbo vietų į mūsų miestui, tai yra tikrai labai daug. 6 milijonų investicija yra įspūdinga, bet galiu pasakyti, kad čia dar ne paskutinė investicija, bet apie jas šiek tiek galbūt vėliau mes pasakysime. Tai džiaugiuosi, kuo daugiau paslaugų, kuo daugiau darbo vietų mieste ir kuo, kad pastatai keičia vaizdą, mums tas yra labai svarbu. O konkurencija? Konkurencija, tai šiandien linkėjau, kad nekonkuruoti, o geriau bendradarbiauti ir ieškoti tam tikrų sąlyčio taškų, kaip įmanoma ir jiems, ir kitiems rasti sprendimus, rasti pacientus ir be abejo, kuo daugiau galbūt lėšų pritraukti iš valstybės, iš ligonių kasų, kad pacientam būtų kuo daugiau nemokamų paslaugų. Iš tikrųjų labai džiaugiamės didelę erdvę kliniką. Atkeliavom visiškai netoli, praktiškai 100 metrų ir mes jau naujam pastate. Išsiplėtė stipriai mūsų diagnostikos paslaugos, turim apskritai visą diagnostiką, tai yra magnetas, kompiuterinis tomografas, rentgenas, mamografija ir turim specialistų jau palei 60. Džiaugiamės, kad galim Alytų papildyti specialistais, kurių anksčiau neturėjome. Tai vat, ką tik pasipildėm pulmonologais, neurochirurgais, gastroenterologais ir visas paslaugas, tiesiog visų specialistų konsultacijas antrinio lygio teikiama mūsų klinikui. Na ir tikėtina, eilių nebus, kaip girdėjau, pristatydama kliniką pasakojote. Diagnostikai didelių eilių tikrai nėra, išnaudojam darbo dieną nuo 7 iki 22 valandos. Kad pacientams būtų patogu ir prieš darbą, ir po darbo, ar netgi iš tikrųjų stipriai vėlesniu metu atvykti į mūsų kliniką pasidaryti tyrimus. Aš alytiškė ir užaugau šioje klinikoje nuo registratorės iki klinikos vadovės. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir pasinaudodama progą noriu padėkoti Orchidėjai, kad leido man augti ir ėjo kartu su manim, nes tai, kur aš esu, yra iš tikrųjų ne tik nuoseklaus darbo rezultatas, bet ir žmonių, kurie ėjo kartu šalia pagalba ir parama. Mes Alytuje jau nuo 2005 metų, tai tikrai buvome įvertinti ir esame vertinami miestiečių, nes
teikiame savalaikės sveikatos priežiūros paslaugas arčiau pacientų, modernią įrangą, turime standartus, kurie yra tokie patys 15 šalių, kur Afidėja veikia Europoje. Šios klinikos praplėtimas tai buvo vėlgi atliepiant pacientų poreikius ir lūkesčius, taip pat ir medicinio personalo norus turėti daugiau įrangos, modernių priemonių, kuriamis galėtų teikti paslaugas alytiškiams. Na ir tos investicijos 6 milijonai tikrai labai įspūdingos. Ar tai ne tik į pastatą, bet ir į labai modernę aparatūrą? Tai yra visa infrastruktūra. Tai yra tiek pastatas, tiek aparatūra. Be abejo, dalis ir keliauja ir į mokymus, į personalo atrankas, nes įranga be žmonių yra tik puikios patalpos. Įranga negydo, jinai yra priemonė, pastatas yra infrastruktūra, taip pat priemonė. Labai svarbu yra žmonės. Ko palinkėtumėt Afidėjai ir Alytui? Tai Alytui, tai visų pirma, sveikinu Alytų su labai gražiu jubiliejumi. Manau, kad šita klinika savotiška dovana. Tad linkėčiau visiems nesirgti, būti sveikiems. O jeigu atsitiktų kas su sveikata, tai kreiptis į miesto gydymo įstaigas, nes čia yra geriausi profesionalai.